Sveiki! Visa mūsų supanti aplinka yra iš kažko sudaryta. Mažiausios dalelės sudarančios medžiagas yra atomai, molekulės ar jonai. Pavyzdžiui, vanduo yra sudarytas iš vandens molekulių, o vandens molekulės susideda iš vandenilio ir deguonies atomų. Šildant ar šaldant, vandens sudėtis nesikeičia. Bet jeigu mes pakankamai kaitiname vandenį, jis pradeda garuoti. Jeigu jį atšaldome, jis tampa ledu. Dėl kogi įvyksta šie virsmai? Medžiagai esant kietos būsenos, dalelės joje yra išsidėstę tvarkingai. Jų energija yra mažiausia lyginant su skystu ar dujiniu tos medžiagos būviu. Jeigu mes kietą ledą šildytume, dalelės jame įgyja energijos. Įgijusios energijos jos gali atsiplėšti nuo kaimyninių dalelių ir pradėti laisvai judėti, bet jos viena nuo kitos yra nedideliais atstumais ir sąveikauja. Jeigu mes skystį dar pašildytume, dalelės įgyja tiek energijos, kad gali atsiplėšti nuo kaimynių ir išlėkti iš skysčių. Taip skystis virsta dujomis. Yra 4 pagrindinės medžiagos būsenos. Tai kieta, skysta ir dujinė. Dar viena medžiagos būsena yra plazma. Nors atrodytų, kad plazma yra gan retas reiškinys, tai yra dažniausiai sutinkama agregatinė būsena mūsų visatoje. Kietos medžiagos virsmas skysčiu yra vadinamas lydymus. Atvirkščias procesas, kai skystis pavirsta kietu, vadinamas kristalizacija. Kodėl šaltas stiklas rasoja? Ore esančios vandens garų molekulės, priartėjusios prie šalto stiklo, netenka energijos ir pavirsta skysčiu. Toks procesas yra vadinamas kondensacija. Dažniausiai medžiagų virsmai yra tokie. Iš kietos būsenos pereinama į skystį, o iš skysčio į dujinę. Tačiau egzistuoja ir tokių medžiagų, kurios iš kietos būsenos gali aplenkti skystąją fazę ir pereiti tiesiai į dujas. Vienas iš tokių pavyzdžių yra sausas ledas. Tai yra sušaldytos CO2 dujos. Norint pagaminti sausą ledą, pirmiausia, anglies dvideginį mums reikia suslėgti. Tik jį suslėgus, galima jį atšaldyti ir jis tampa kietu. Kadangi esant atmosferos slėgiui, anglies dvideginis yra dujos, tirpstant sausam ledui, CO2 pereina iš karto į dujinę būseną. Toks medžiagos virsmas iš kietos į dujinę vadinamas sublimacija. Paprasčiausias būdas pamatyti, kaip sausas ledas virsta dujomis, yra jo įmesti į vandenį. Dabar atliksime eksperimentą ir stebėsime, kaip kietas sausas ledas virsta dujomis. Mums reikės dubenėlio su vandeniu, muilo tirpalo ir juostelės, kurią užtrauksime muilo plėvelę. Įmetus sausą ledą į vandenį, jis pradeda virsti dujomis. Tai labai gerai matyti iš dujų sluoksnio, kurio jis pasidengia. Nu, kad įsitikintume, kad tikrai tų dujų atsiranda, užtraukime muilo plėvelę. Stebint burbulo augimą, galime matyti, kiek sauso ledo pereina į dujinę būseną.